Mes atidarom pirmą biodujų jėgainę, Bioelektrik, ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Tai yra vienas didžiausių pasiekimų, kas liečia biodujas. Kaip galima imti ir padaryti pirmiesiems. 1, 2, 3. Ką tai reiškia ūkiui? Ūkiui ką reiškia, kad šeimininkas laimingas. Liuks viskas gerai, šeimininkas laimingas, tai ir visi laimingi. Materialinė prasme, ką tai reiškia? Naudą tai mes turim visų pirma šitai išseparuotą frakciją, su kuria galim pakreikti. Gaunam elektrą, gaunam šilumą. Kaimynui prie tvoros, jeigu išpilsim dabar digestatą, tą skystį, kuris lieka ar ne nuo srutų, tai jau neberbėgs nei su šakėm, nei su šluota, nes daug mažesnis kvapas yra, praktiškai jo nėra. Tai visapusiška nauda, bet kokiu atveju. Kiek maždaug, kokios galios čia biodujų jėgainė? Biodujų jėgainė yra 44 kW, tai reiškia 44 kW į valandą. Užteks. Prie dabartinių, ką turim, visų įrengimų, visko ir dar ką planuojam, tai užteks. Turim ir saulę 100 kW. Kiek laiko praėjo nuo pirmosios minties iki štai jos įgyvendinimo? Tai pirmoji mintis tikriausiai buvo praeitų metų parodoj, ką pasėsi, kai Ugniaus Interagė komanda dalyvavo jau su šitais dalykais. Vasarą atsirado projektas, kurį rugpjūčio 1, kaip minėjo, 12 val. Nakties ir laukiam, kol pasileis, kad būtumėm pirmieji. Tai šiandien rugpjūčio 23 metai. Čia iš valdų modernizavimo programos ar iš kokios kitos? Iš tvarumo. Žinau, kad dar nepajungta šiluma. Tai boileriai stojo, tik reikia dar vandenį atvesti ir paleisti. Tai ta prasme, žiemą jau apsirūpinsit ir šiluma. Ar pilnai ūkiai, ar nepilnai? Ne. Per daug brangu, kad visur vedžioti tos vamzdynus ir yra vis tiek patalpos šildomos elektra, tai elektrą mes savo irgi gaminamės, ją turim, tai problemos jokios nėra tikslo, o šilumą panaudosim, čia už sienos bus veršelius laikysim, tai jaunimui ir vandenį pašildys boileris, šiltą vandenį gaus, kas veršiukams geriau, plus grindys bus irgi šildomos, tai bus sausiau. Kreikimui naudosim tą pačią išseparuotą sausą frakciją, tai jinai irgi yra jau elektriniai perkaitus 60-70 laipsnių, tai daug tų bakterijų jau yra žuvę. Taip atrodo, kad čia vos ne per metus laiko viską padarė. Tai čia kartu visas tas projektas agentūrai buvom pasteikę, kartu ir elektrinį, kartu su separatoriu, tai vienas su kitu susiję. Ką perduotumėt ūkininkams, kurie irgi planuoja arba galvoja ar svarsto, kur neužkliūti jiems, kokia nauda ir panašiai? Apie naudas jau sakėm, turi ir šilumą, ir elektrą, ir separatą, kurį gali naudoti, plus susitvarkai su mėšlu. O ekonomiškai, tai mūsų skaičiavimais grubiai 5 metai turėtų atsipirkti viskas. O bendrai investicijų suma projekto vertė kokia buvo? Didelė. Bet 65% finansuoja agentūra intensyvumas, tai iš tikrųjų, sakykim taip, už elektrą vidutiniškai mokėdavom po 3000 prie šiandien dienos kainų. Tai bankui dabar atidavus paraminės lėšas, visus PVMus bankui liks mokėti 1000 su trupučiu. Dar už galės visas elektrai ten keletas šimtų, tai gerą 1000 kiekvieną mėnesį jau taupai. Kiek karvučių pas jūs ūkyje yra? Melžiamų? Čia turim 3 robotus, tai metų pabaigai turėtų būti jie pilnai apkrauti, tai po 60 galvų ant roboto, 180 melžiamų, tai su užtrukusioms apie 220. Dar turim mėsinius, tai bendrai yra... Dar mėsinius augina? Jo, tai daug. O ką iš mėsinių? Simentalai ir aubrakai.
Šiandien didelė šventė, kaip suprantu. Oi taip, labai. Todėl, kad mes atidarom pirmą biodujų jėgainę, Bioelektrik, ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mes džiaugiamės tokiu gražiai įgyvendintų projektų, džiaugiamės ūkininko nuotaiką, kad mums pavyko išpildyti jo lūkesčius. Tai yra pastatyti būtent šią biodujų jėgainę, kurią jūs matote už manęs. Mėšlą mes tiekiam fermentatorių, taip gaminam biodujas, deginam biodujas su vidaus degimo varikliais, sukam generatorius, gaminam elektros energiją, maždaug apie 1000 kW į parą, per metus 365 tūkstančius maždaug taip. Ir paskui atidirbusi mėšlą mes dar atsiparuojam ir atiduodam į guliavietės, būtent guliavietėm kreikti. Tai mes ką padarom? Mes pagaminam elektros energiją, mes pagaminam šilumą, pagaminam karvutėm jau iš dalies pasterizuotą kraiką, guliavietės kreikiam ir dar nuimam visokias, reiškia, biodujas, kurios kenkia atmosferai, pavyzdžiui, sieros visokius junginius ir kitus dalykus. Ir likusi digestatą atiduodame į dirvą, kuris daug geriau yra įsisavinamas augalam ir pačiai dirvai. Tai aš taip suprantu, kad mes padarom būtent uždarą sistemą. Taip. Netgi ūkininkas, jeigu gerai apsiskaičiuotų savo poreikį elektros energijos, ir pasistatytų vienokio ar kitokio našumo įrenginį, jam būtų visiškai nesudėtingai pasigaminti savo pilnai elektros energijos savo poreikiam absoliučiai, neimant iš šono ir, reiškia, būti visiškai nepriklausomu. Aišku, visiškai nebūsi nepriklausomas, kadangi prie tinklo esi prisijungęs, visko nutinka, gali sustoti, gali būti aptarnavimai, bet tu tikrai savo poreikius pilnai aptarnavai su šią technologiją. Man labai įdomu buvo paklausti ir tokia kirbėjo mintis. Kaip sureagavo pati Bioelektrik įmonė, kada sužinojo, kad štai projektas patvirtintas? Įdomumas yra tame, kad Europoje tokių jėgainių dirba jau gerokai virš 400, artėjom prie 500. Vien tik tais kaimyniniai Lenkijoje yra 100. Ir niekaip tokie įrenginiai neatėjo pas mus į mūsų rinką. Ir netėjo jie vien dėl to, aš nesakau, kad kažkas nesiūlė, ar kažkas nedarė, ar kažkas nepadarė įdirbio, bet pavyko visgi, reiškia, nueiti tam tikrą kelią ir valdininkai patikėjo, kad tokia jėgainė jinai gali atsirasti, kad jinai bus žalia kryptis ir dabar ūkininkai gali pasinaudoti ES paramomis vienokiomis ar kitokiamis. Tai ūkininkai tiesiog teikia paraiškas ir tie, kurie gavo patvirtinimus, jie ėjo šitų kelių, o kai jie išėjo būtent šiuo keliu, jie investavo. Ir vienas iš jų pirmųjų buvo Arūnas Lipavičius, antrasis Romas Liaudanskas, kuris buvo taipogi šiandien renginyje. Ir būtent šie įrenginiai jau instaliuoti, šios biodujų jėgainės veikiančios, generuojančios elektros energiją, dirba pilnu pajėgumu. Ir taipogi mums pavyko prisijungti prie ESO, kas irgi buvo sudėtinga. ESO buvo labai sudėtinga suprasti, kaip jūs jungiate ne saulės, reiškia, panelę, bet jungiate biodujų elektrinę ir dar tokią mikrobiodujų jėgainę, ne megavatinę, ne dar galingesnę. Ir čia buvo klausimų, mes tikrai labai daug dirbom, atrašinėjom, rašėmės, bendravom su ESO ir galų gale jie suprato mus ir bent jau davė mums dalinės galios, pavyzdžiui, atidavimą į tinklą. Nes kas nutinka, pavyzdžiui, ūkis, kuris, tarkim, ir šis ūkis tokio dydžio, bet yra pikai. Yra, pavyzdžiui, čia grūdų džiovykla, matot, grūdai džiovinami ir elektros pagalba. Tai yra valomosios, yra transporteriai, visi kiti dalykai. Mes perteklinę energiją negaudami pasaugoti tinkle, su kuo susiduriam, kad mes negalim tokio įrenginio normaliai pilnai eksploatuoti, nors mes mėšlo turim perteklio. Taigi, pavyko, išgirdo ESO, bent šituose dviejose projektuose, mum davė, reiškia, paslaugą į tinklą ir mes dabar tą energiją, kurios nesuvartojam, mes kaupiam ir paskui naudojam savo reikmėm. Taigi, grūdam džiovint naudojam, reiškia, ir visiems kitiem dalykam. Pavyzdžiui, ateina laikas, kada mes turime pasidaryti kombinuotus pašarus. Vėlgi, visur yra elektros varikliai. Mes jų negaminam kiekvieną dieną. Gaminam, pavyzdžiui, mėnesį kelis kartus. Tada mes suvartojam labai didelį kiekį energijos ir taip mes įsilyginam. Mes vienintelio dalyko, ko prašėm pas ESO su ūkininkais, tai tik pasaugoti elektros energiją. Taigi, kada įsisprendė šitie dalykai? Tai yra rėmimas, ESO,
reikalavimai ir leidimai prisijungti, tuomet ūkininkai jau pradėjo lengviau žiūrėti šitą reikalą ir investuoti. Kaip štai yra, jeigu pasigamina daugiau elektros energijos negu reikia, sakot, ESO paima pasaugoti, tai jiegi nesaugoja kaupyklose kažkokiose. Tiesiog, kada prireikus, ūkininkas tada, aš taip suprantu, kreipiasi į ESO ir sako, duokit man elektrą. Jūs matot, už manęs eina aukštos įtampos laidai. Čia jau yra ne ESO, bet čia jau yra Litgrido laidai. Tai yra stulpai 110 kV. Čia mes turim 10 kV arba 0,4, kur iki čia ateina iš transformatoriaus. Tai yra paprastas dalykas. Du varikliai generuoja pastoją elektros energiją. Mes ūkyje vartojame, tarkim, 90% tos elektros energijos ir 10% iškeliauja paprasčiausiai į tinklą, kur yra judanti visa elektros energija, kurią gamina visi įrenginiai. Ir paskui yra, reiškia, sutartis pasirašyta, kiek ESO už tą pasaugojimą ima iš ūkininko ir paskui tu tą energiją galėt gal atsipirkti. Bet kokiu atveju jinai nekainuoja praktiškai. Jinai nekainuoja, kadangi tu tik už paslaugą jos sumoki. Gerai, kaip jūs įtikintumėte arba ką jūs pasakytumėte ūkininkams, kurie štai galvoja, bet abejoja? Aš tai pirmiausiai visą laiką kaip mėgstu daryti. Ne žodžiais, ne pasakojimais, bet darbais. Aš visą laiką kviečiu atvykti ir pasižiūrėti. Ir įsitikinti pačiam. Pabūt, pamatyti, kaip tai veikia automatiškai. Biodujų jėgainė veikia pilnai autonomiškai, jinai yra valdoma telefonu, planšetė, kitų išmanomų įrenginių. Mes ją galim bet kada įjungti, bet kada išjungti, galime dirbti su vienu varikliu, galim dirbti su dviem varikliais ir tą dalyką mes galim reguliuotis. Tai, o kad tai yra nauda, tai aš tai nebejoju, kad tai yra naudinga. Vien tik tai atsižvelgiant, jog ES paramos intensyvumas siekia nuo 50 iki 80%. Taigi, jeigu jūs tokį įrenginį pasistatėt, pirmiausiai, ką jūs padarėt? Jūs perdirbot savo atlieką ūkio, su kuria jūs pastoviai kovojat. Jūs persipildot savo rezervuarus, reiškia, turite problemų. Mes šiuo atveju tą mėšlą perdirbam ir dar atsiparuojam. Tai mes iš šio paimam pilną naudą. Ir ūkininkas turi pilną naudą iš savo atliekų perdirbimo ir pasigamina šilumos, elektros energiją ir gerą kraiką karvutėm. Gerbiamas Arūnas sakė, kad aš dėkoju kooperatyvui, kuris irgi prisidėjo kažkiek. Mes iš tikrųjų ir jam dėkojam, kad jis yra mūsų narys ir mes taip visą laiką kalbam, kad reiškia kooperatyvo nariai yra priekyje, o mes kaip kooperatyvas visą laiką esam šalia narių ir jeigu reikalinga kokia tik pagalba, visą laiką stengiamės prisidėti ir padėti, kad tik tai nariai įgyvendintų ir vykdytų investicijas į ūkių plėtrą, į tvarumą ir kitus panašius investicinius dalykus. Na, o ko konkrečiai prisidėjo kooperatyvai? Morališkai? Ar finansiškai? Prisidėjom ir finansiškai šiek tiek, ta prasme, nes vis tiek Arūnas tiekia mums pieną, tai mes ir žiniomis galėjom kažkiek prisidėti ir vykdom tam tikrus ateities projektus, kas liečia būtent bio jėgainių rengimus, tai mes stengiamės dabar žiūrėti stipriau į tą tvarumo pusę ir ateityje turbūt bus ne vienas ir ne du tokie projektai. Tai gal Seimantai, ką norėtumėt perduoti kolegoms, kurie netvyko čia, bet jie yra kooperatyvo nariai, kad jie galėtų pamatyti šitą biodujų jėgainę? Ką jūs pats manote, kai pamatėte visą šį atidarimą? Nedrįstantis nešti dabarties yra nevertas ateities. O tokie inovatyvūs sprendimai vis dėlto yra mūsų ateitis. Ir jeigu mes šiai dienai nesidomėsim, mes būsim galutiniam rezultatą atstumti į dugną, o tuo pačiu galėsim nekaltinti ne valdžią, o galėsim kaltinti save, kad mes neeinam į priekį. O kooperatyvam, tai kooperuokimės toliau, nes kooperatyvo narys, pirma pabaltį bio elektrinių, tai rodo, kad tikrai yra nauda būti kooperatyvi. Bet kai ūkininkas pats viską apsirūpina, kaip šitą galėtum apibūdinti reikia? Trumpa grandinė yra tikrai gerai, nes tu vienas dalykas sutaupai pinigų. Ne tik sutaupai pinigų, bet gali jų ir uždirbti.
nes naudoti kraiką fermai tai reikia pirkti, tai tarkim pjuvenas, ar kalkės, ar durpės, o tai kainuoja. Tai tu, kadangi išseparuoji savo mėšlą, tai jau gali tą atgal parnešti į fermą. Elektra, tai nepaslaptis, jeigu dar modernizuota ir yra robotai, tai tikrai elektros poreikis yra didelis. Tai trumpoji grandinė yra gerai, bet yra problema, kad šitoj daly trumpoji grandinė yra gera, bet dar yra neišdirbta trumpoji grandinė nuo ūkio ant stalo. Jeigu mes tą grandinę dar galėtume ir šitą pakoreguoti, tai aš manau, kad ūkininkai visi puikiai gyventų, bet šiai dienai yra per didelės savikainos. Mes turime susitvarkyti su savikainom, mažinti kaštus, o kad sumažinti kaštus, galbūt reikėtų Lietuvai pačiai viską užsiauginti, o ne importuoti iš kitų kaimininių valstybių. Mes tada ir taršą sumažintume, logistinius kaštus sumažintume ir galbūt tikrai būtų daug geriau. Tai čia yra, galima sakyti, mūsų tokių nedėlių fermų ateitis. Ir reikia visapusiškai šios projektus skatinti, paremti, jeigu mes norime išlaikyti Lietuvos pieno ūkius. Jeigu štai tokių ūkių, kai šis nebus, taip, mes pieno apsirūpinsim savo gyventojus, bet bus tik mega ūkiai. Bet ar to norėtųsi? Iš tikrųjų norėtųsi, kad išliktų štai tokie vidutiniai ūkiai ir mano viena iš pagrindinių krypčių ir šiandien paskelbtos paramos, kai matote smulkiam ir vidutiniam ūkiam, tas visas biurokratinės naštos mažinimas, konsultavimo perkelimas būtent agentūrų žmonėms, kad jie padėtų. Čia galėtų pagelbėti nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkams. Džiaugiamės ir daug ko galime padėti, iš tiesų priimant tokius projektus, padedant juos įgyvendinti per vertinimo prizmę, galbūt ir per konsultavimo ir patarimų prizmę, pasitelkiant ar ekspertus ar panašiai, bet svarbiausia tai skatinant ūkininkus dalyvauti įvairiuose tokiuose priemonėse, kad iš tiesų eitumėm tuo keliu į tą atsinaujinančią energetiką, panaudojimą tų medžiagų, dėl kurių dažniausiai ūkininkai yra ir, kaip čia, baudžiami gali būti. Arba prižiūrimi, gal taip sakyti? Ir prižiūrimi, baudžiami, bet ir priekaištaujame, kad ten, tarkim, kažkoks mėšlas, tai teršia aplinką ar panašiai, o čia galima imti ir panaudoti jį visai kitom priemonėm. Yra tikrai pateikę tokių projektų ir jie dabar yra pas mus ir vertinimo stadijoje ir panašiai. Kas beje irgi noriu pasakyti, labai palengvins šis projektas mūsų darbuotojams taip pat vertinti ir ateityje kitus projektus, nes tiesiog matome, kaip tai veikia, kaip tai įsigyvendina. Ir tai tiesiog kaip ledlaužis, kaip pradininkas iš tiesų padėjo, galima dabar jau sakyti, kad padėjo ir kitiems pramintų takų žengti irgi, reiškia, įsigyjant tokias technologijas savo ūkiuose, kas tikrai pagerina ir atlieka tarsi tokio uždaro ciklo ar ne ūkio panaudojimo galimybės, kad nuo žemės iki dangaus. Gerbiamas Erikai, jūsų asociacijos vienas iš narių atidaro pirmąją Baltijos šalyse biodujų jėgainę. Kaip jūs vertinate šį žingsnį ir ko laukti ateityje? Tai dauguma asociacijos narių atvažiavo, šiandieną turime ir ministrą, turime įstaigų vadovus, tai yra, mano nuomonė, tai yra vienas didžiausių pasiekimų, kas liečia biodujas ir tą ciklo ar ne rėmimą būtent su europinė parama, nes dar pats, kai buvau įstaigos vadovas, NMA vadovas, buvo tokių bandymų, tačiau nuo 2014 metų taip ir nepavyko, niekam nepavyko pastatyti ir netgi, kad ūkininkas gautų savo ūkio ciklui paramą, ar ne, ir iš tikrųjų galima sakyti, kad tai yra didžiulis nuopelnas šiuo atveju ministerijos, nacionalinės mokėjimo agentūros ir kad šitą visą darbą jie padarė ir kad turime pirmą pavyzdį ir aš kiek žinau, tai mūsų nariai planuoja ne vieną dar tokį pavyzdį parodyti, tai tik tais reikia, kad tas finansavimas nenutrūktų ir tai yra tikrai gerieji pavyzdžiai. Ar teko kalbėti su ministru dėl paramos skirimo ar panašiai, apskritai ūkininkams dėl tokių projektų? Šitą energetinę priemonę tikrai reikia tęsti, nes jinai buvo
jau 2 kartus šaukimai, paskutiniam šaukimai nebuvo surinkta pinigai, tai galbūt ne visiems pinigam, tai galbūt reikėtų padaryti naują kvietimą ir dabar vat, per žiemą galbūt pavyktų suvertinti ir jau kitiem metam dar turėti naujų elektrinių. Dėl ko? Dėl to, kad šiandien dienai ta atsiperkamumas be paramos šito daikto yra labai sunkiai skaičiuojasi. Jam tikrai reikia paramos ir jisai ką generuoja? Generuoja prie miesto, žiūrėkit, esam Klaipėdos rajone, netoli Klaipėdos miesto. Nuėma visus kvapus, ar ne? Leidžia pasigaminti šilumą, elektros energiją. Tai sprendžia ūkio problemas labai stipriai ir ypatingai gyvulininkystės ūkiam tai yra tą, ką reikia turėti.